Sveiki, šiandien sveikinuosi vėl iš kitokio šiek tiek turinio, pagalvojau, kad įvairų sportą šiaip filmavom, buvom tiek krepšinėje, tiek tenise, ledo ritulį, galvoju, ar dar kažko nepamiršau, o futbolą, aišku, ne sezonas, todėl buvau biškį primiršęs, bet kadangi jau Lietuvoje įsibėgėjo Lietuvos futbolo lyga, 5. turas šiandien vyksta, tai oras tam puikiai tinkamas, kol kas gražiausia diena, +18, tai tiesiog reikia eiti į lauką, džiaugtis gražiu oru ir tuo pačiu reikia aplankyti futbolą. Kaune šiandien žaidžia Kauno rajono Hegelmann komanda su Panevėžiu, dvi komandos, kurios gan skirtingai pradėjo sezoną. Hegelmano komanda, sakyčiau, visai gerai, kol kas 2-3 vietą lentelį dalinasi, o Panevėžys pernykščiai čempionai, kol kas žaidžia tiesiog tragiškai, 4 rungtynės, nei vieno įmušto įvarčio, 2 lygiosios, 2 pralaimėjimai. Todėl manau, kad dar puikus šansas Kauno rajono komandai šiandien pelnyti 3 taškus. Bet nemanau, kad ta turnyrinė lentelė taip atspindi. Nereikia tikėtis kažkokių labai lengvų rungtynių Kauno komandai. Bet tikėkimės, aš kaip Kauno atstovas tikiuosi, kad Hegelmann komanda šiandien iškovos pergalę ir dar 3 taškus. Iki rungtynių dar yra laiko, tai galima trumpai net ir pažiūrėti, kaip komandom sekasi pagal rezultatus. Tai kaip minėjau, Panevėžio komanda nei per 1-4 rungtynės neįmušė nei vieno įvarčio. Kauno komanda, kaip tik sakyčiau, visose rungtynėse pelnė bent po įvartį, bet verta paminėti, kad nei vienos iš tų 4 varžybų neįmušė pirma. Tai komanda, kuri neįmušė ir komanda, kuri nebaigė rungtynių nepraleidus įvarčio. Tai pažiūrėsim, kad šiandien gynyba ar puolimas labiau nugalės. Iki rungtynių lieka dar apie 15 minučių, tai dar šiek tiek ir veiksmas persikels į aikštelę.
Baigėsi pirmas kėlinys, nors rungtynės prasidėjo gan vangiai, abi komandos nesukūrė kažkokį labai pavojingų progų, bet po to per 3 minutės turbūt krito 2 įvarčiai, tai pirmą įvartį spyrė Kauno rajono komanda, antrą įvartį Panevėžys, kas buvo pirmasis jų įvartį šiame sezone, nors tas 11 metrų baudinys Panevėžio man toks buvo labai, nežinau ar teisingai užsidirbtas, bus įdomu labai pažiūrėti pakartojimą po to, nes toks, nežinau, gal nesu geriausias ekspertas taisyklių futbolo, bet pasirodė toks labai abejotinas. Kiekvieną kartą vis kažką naujo, filmuodamas, kažką naujo bandydamas, pamatai kaip kas, tai pirma mintis irgi buvo prieš futbolą, įdomu kaip tos įvarčius vis dėlto, pavyzdžiui, per krepšinį, per tenisą, tu gali gražiausius epizodus ten pagaudyti, gražiausią metimą, gražiausią smūgį. Futbole vis tiek, taip aikštė didesnė, išsidėstymas šiek tiek kitoks, įvarčių netiek daug būna, kad juos ten sugaudyti. Bet šiaip visai savim didžiuojasi, iš 3 įmuštų įvarčių, 2 įvarčius pataikiau pagauti, aišku, 11 metrų baudinį, faktas yra lengviau, bet kažkokiu epizodu kažką galima pafilmuoti. Dabar čia tik saulė šviečia, gal kažkas matysis. Kadangi rezultatas nėra lygus, 2-1, tai faktas antram kėliny Panevėžys norėtų vytis Kauno komandą, Kauno rajono komanda, turbūt taip reikia teisingai sakyti. Todėl reikia tikėtis, manau, kad gero ir gražaus futbolo. Nei viena komanda, tiksliau, kai bent viena komanda neturi tikslo rezultatą laikyti tokį yra, kai reikia mušti, tai manau, nebus to tokio gynybinio autobuso prie vartų pastatyto. Tikiu, kad sulauksim dar įvarčių. Baigėsi rungtynės rezultatų 4-2, kaip ir buvo galime tikėtis, antras kėlinys taipogi buvo įvarčiais taip pat dosnus, 3 įvarčiai spirti. Jautėsi aikštelį, kad tikrai Kauno rajono komanda kontroliavo padėtį, buvo stipresnė. Rungtynių gale tik tai vienas Kauno žaidėjas buvo už kažką nubaustas, matyt kažką negražaus tikrai pasakė teisėjai, nes už tai gavo raudoną kortelę, o už pasakymą antrojo nedažnai baudžia taip griežtai. Kol einant link mašinos, ką galiu dar pasakyti, šiaip nustebino tikrai visai nemažai žmonių susirinkė, aišku, nebuvo susakymša, bet manau, kad kokie 300 turėtų būti, aišku. Manau, kad daugiau negu pusė vis tiek yra pačių žaidėjų draugai, giminaičiai ir panašiai, bet smagu, kad ir nebaisiai aktyviai, bet vis tiek susirenka žmonės ir pažiūri futbolą, juo domisi. Kadangi netrūko nei įvarčių, nei veiksmo rungtynėse, o oras toks puikus, tai laikas tikrai neprailgo, tai tikiu, kad greitų metų vėl apsilankysiu kokiose futbolo varžybose arba kokiam kitam renginį. O tau ačiū, jeigu pažiūrėjai šį video ir iki kito karto.